Kada? Čiagi priėmė konstitucijos pataisas. Pradžiai buvo konstitucijai, kad jokie užsieniečiai negali. Tai aš už tai. Vėl. Tai tada šitas konstitucijos pataisas priėmė dėl to, kad ES taip nurodė. Mes esam praradę savo valstybę. Iš mūsų pavogė Lietuvą. Lietuvos valstybė iš mūsų pavogta. Išdavikai pavogė. Mes nebeesame nepriklausoma respublika. Mes privalome vykdyti Briuselio nurodymus. O aš dar pridedu niekieno ir nerinktų Briuselio valdininkų nurodymus. Privalu mums vykdyti. Ir užtat, kaip profesorius Vėgėlė irgi aiškino, taigi pagal europinius nurodymus mes privalome leisti užsieniečiam pirkti žemę. Tiesiog privalome, nes Europos tokie nurodymai yra. Tai profesorius Vėgėlė, aš manau, padarys technologiškai, kad teisingai būtų, kad visi Briuselio nurodymai būtų įgyvendinti. Jis šitoj vietoj profesionalas ir kaip juristas padarys, kad nieks net cyptelt negalės ir Lietuvos kaip valstybės neliks toliau. Tai vėl, aš esu už tai, kad sugrąžinti atgal konstitucijos nuostatą, kad jokie užsieniečiai neturi teisės. Atvažiuokit, tapkit Lietuvos piliečiais ir tada turėkit Lietuvos žemę. Aš neprieštarauju, ar ne? Nes jeigu aš arabai tik tai pasakiau kaip tautą, kuri gali būti labai gera ir taip toliau. Arabai atvažiuos ir supirks visą Lietuvą. Žemę supirks. Pasiliks tik tai valstybinė, kurios netiek daug, o visą kitą privačią supirks arabai. Ir tada pasakysiu, mes čia atvežam savo žmonės. Vienu žodžiu, aš už tai, kad šita padėtis pasikeistų. Toliau.